Tai sveiki visi sugrįžę į mano kanalą. Šiandien ruošiuosi išleistuvėm. Vos nepasakiau šimtadienį, bet šiandien ruošiuosi išleistuvėm. Tai aš noriu prieš darant makiažą, nežinau ar aš spėsiu, viską suspėsiu, bet noriu pasakyti truputį šitą kaukytę iš Frudė, nes jau labai senai norėjau pasidaryti ir vis užmirštu. Sugrįžau, jau pasidariau tą kaukę, dabar naudosiu šitą foundation ir šitą maskuoklį kaip visada. Gerai, aš naudosiu, manau, kempinėlę ir šitą šepetėlį. Pirma antakius, man jau po truputį baiginėjasi šitas antakių žėlė šitą. Tai va. Like that. I'm just gonna go like. Labai mažiau sudėsiu šito Jelly Grip primer. Leisiu jam išdžiūti, einu kažkaip pasidaryti savo plaukus, bandysiu į kodų. Tuoj sugrįšiu ir bus kažkaip taip. I don't know, kažkaip bus. Tai grįžau, žiauriai blogą koduką pasidariau. Reikia makiažą daryti, so let's go. Kaip sakau, naudosiu šitą. Jau išdžiuvo tie visi tas Gel Grip primeris išdžiuvo. Tai dabar reikia man užsidėti foundation. Tai gerai, let's go. Dabar pirmą dėsiu su šitą Beauty Blender. Tiesiog dėsiu ant viso savo veidą. Galiu parodyti kokią naują, kokią kamerytę nusipirkau. Tai nusipirkau tokią kamerą. Va. Turi net žaidimų. Aš tik nežinau, kaip flashą įjungti iš tikrųjų. Neįsivaizduoju, kaip pat flashą įjungti, bet. Va. Dar turiu tokią, va taip pasikelia ekranas ir tada gali matyti, ką čia fotkinti. Tiesiog turiu tokią kamerytę. Galiu parodyti greitai savo albumą, tai va, pavyzdžiui, va tokia nuotrauka. Nelabai matos kokia tiksliai, bet. Visai gera kokybė. Nu, žodžiu, aš turiu jau išjungti. Matot, kaip šviesiai gaunasi tas makiažas, labai šviesus. Tada pamirštam užsidėti truputėlį čia po akim. Gerai. Pagausiu tai, kad mano Essence, kaip matote, jau pasibaigė, matot, 0. Man reikia, kad mano makiažas setintųsi, kad neatrodyčiau tokie labai kaip toks per didelis švietėjimas. Tai va, aš dabar viską išsiblendinau, manau. Nu, pirmą kartą gana daug deduosi šitą makiažo pagrindą. Gerai, dabar man reikia labai daug bronzerio, tai pasiemam greitai bronzerį. Tuoj bus 16 valandą, aš baisiai plaukus pasidariau ir makiažą darausi. I'm crazy, aš žinau, kad aš per vėlai pradėjau darytis makiažą, aš suprantu. Bet, aš nežinau, kodėl aš iš tikrųjų per vėlai. Aš dar nusidažiau savo nagus. Norėjau raudonai, bet tada man nesigavo, tiesiog turėjau blizgučiai, net nelabai matosi. Tiesiog reikia pilną bronzerio, kad neatrodyčiau tokie šviesi. Mano suknelė bus juoda. Kai viską pasidarysiu, tikiuosi gražiai aš atrodysiu, nes aš jau atrodysiu klaikiai. Aš tada nežinau, ką darysiu.
nes jis vis tiek bus tas profesionalus fotografas, tai fotinsimės, bus fun. Žodžiu, I'm crazy, I'm really crazy, but what can I say, I have to be crazy, like, man reikia atidarytis makiažą ir, yeah. Gerai, aš darysiu tokį, kaip smokey eye, bandau pasidaryti savo akių makiažą ir man kol kas gaunasi klaikiai, bet matysim, kaip bus viskas. Because trust the process. Visą laiką tiesiog turėkite mintyje, kad jeigu lėtai darysit, tvarkingai jums viskas pavyks. Tai dabar aš tikiu, kad man pavyks. Man pavyks. Man tikrai viskas gausis gražiai ir bus čepskis. Tai gerai, aš greitai pasidarau akių makiažą, bet dabar prieš akių makiažą noriu labai greitai užsidėti truputėlį keistą lūžį. Ne, per daug bronzį, užsidėm labai mažai. Dabar eis akių makiažas ir tada parodysiu. Tada dar nepamirškime dar pasidaryti taip akis. O kai jau apsimausiu suknelę, reikės labai atsargiai užsidėti tokį Sans Highlighting Drops, nes aš šitą buvau užsidėjusi, kai buvo paskutinis skambutis ir buvo šiaip labai gražiai, nes aš ant šitų kažkaip vietų užsidėjau, žinot, čia kaulai, kur yra. Tai aš ten užsidėjau ir buvo labai gražiai, tai šitą aš dabar darysiu irgi. Tikrai, tai sugrįšime, kai pasidarysiu akutes ir pamatysite tada mano galutinį rezultatą.